puikiai žinai, ką reikia daryti, tai kodėl nedarai? Labai dažnai, iš tikrųjų, turbūt beveik kiekvienos konsultacijos metu pirmosios 2 minutės būna skiriamos tokiam klasikiniam ginčui, kad aš viską žinau, jūs man nieko naujo nepasakysit. Kai pradedam kalbėtis, ką iš savo gausaus žinių bagažo žmogus pritaiko kasdienybėje, dažniausiai paaiškėja, kad beveik nieko. Labai įdomu, kad dažnas ateina su lūkesčiu išgirsti kažkokį naują pasaulį sukrėsiantį informacijos gabalą, kuris galėtų padėti viską pakeisti. Deja, dažniausiai taip nebūna. Tyrimai rodo, kad veiksmas vyksta nežinojime, o darime, kas galėjo pagalvoti. Dažniausiai trukdo pradėti daryti tai, kad mes nepritaikom savo žinių prie savo individualios situacijos. Akivaizdu, kad jeigu dirbate iki 10 val. Vakaro, greičiausiai negalėsite nustoti valgyti 6. Šitoje vietoje gali pasitarnauti darbas su specialistu, kuris išanalizavęs jūsų dienotvarkę galėtų padėti rasti būdų, kaip jūsų žinias pritaikyti praktikoje.